kodėl būtent traktorius šitas, turėjom Magnumą. Kai sakiau, mūsų ūkis truputėlį keičiasi, atsirado mišrus, atsirado ekologijos, tai mums šitas traktorius truputėlį tapo per didelis ir atsirado mintis jį pakeisti į manevringesnį, kuris galėtų daugiau funkcijų atlikti ūkyje. O kombainas, na vis tiek kulti yra, dirbam, kaip minėjau, sakykime, apie 1000 hektarų, tai turėjom truputį mažesnį. Sezonas nuėmimo darosi vis sudėtingesnis. Tai buvo, sakykime, tokia mintis, arba reikia dar vieno kombaino, kas jau būtų 3 kombainai, tada reikia 3 operatorių, logistikos ir taip toliau. Tai priėjom prie varianto, kad geriau paimti vieną didelį našų, tai dėl to jis atsirado čia. Nu ir plus, iš tikrųjų, labai puikiai susidėliojom viską, kas liečia ir finansiniai reikalai, ir viskas, kaip manau, ir mes patenkinti, ir darbas bus patenkinti. Ne visada turėjom vikšnius, turėjom ratinius. Prieš tai patys pirmieji, tai sudėtingais metais yra labai daug iššūkių. Praktiškai iš paskos turi važiuoti traktorius ir tampyti. O su vikšru, prieitas kombainas 8-tuką turėjom vikšrą, tai buvom iš tikrųjų patenkinti ir sudėtingom sąlygom, kas liečia šlapį ir taip toliau, nusėmėm derlių, nereikėjo jo palikti laukuose. Tai kažkaip ir kito varianto mums ir nebeliko. Tik tai šį dar plus yra ir galas varomas, tai visi 4. Tai aš manau, kad šiemet tikrai neturėtumėm problemų dėl drėgnų žemių ir su derliaus nuėmimu. Tai manau dėl to, nes greitis, efektyvumas, tai ta prasme tai reiškia finansinę naudą, kaip bebūtų. Lūkesčiai pjaunamoje tai labai paprastai, populiarėja soja, populiarėja tos pačios kanapės ir taip toliau. O kiek tenka ir pačiam važinėti ir bendrauti, ir iš tikrųjų tenka daug bendrauti su ūkininkais ir tikrai girdžiu gerus atsiliepimus. Vedinas tų ir atsiliepimų ir aišku pasidomėjimas ir matymas kaip dirba ta pjaunamoji, tai ir, kaip sakant, tas variantas toks ir buvo. Kažkaip kito net ir nebesvarstėm, nes vis tiek, sakau, ateina visai, klimatas keičiasi, ateina naujos kultūros pas mumis į Lietuvą, tai reikia ruoštis. Kai ūkis pradėjo augti, reikėjo technikos parką didinti, naujinti ir taip toliau, tai esmė buvo paprasta, tai šnekėjom su viena kompanija, šnekėjom su kita kompanija, sakykime, su daug ko šnekėjom ir įstrigo vienas dalykas tas, kad vieni laikosi savo žodžio, kiti ne. Ta prasme, bet taip mano atveju buvo, aš negaliu sakyti, kad taip yra su visais, bet mano atveju tai buvo taip. Tai mes pasirinkom tie, kurie laikosi savo žodžio. Tai manau, tai gal toks ir palinkėjimas, kad jeigu jau renkate, žiūrėkit, kad nuo pat pradžių laikytųsi žodžio tą, ką sako, ką pažada tas, kad būtų. Ir tai visiems jauniem irgi linkiu susirasti partnerius, o ne pardavėjus. Tai aš, sakykime taip. Tai kaip tie sprendimai su tais pinigais? Blogai. Ne, viskas gerai. Tai vadinasi, kad neblogai, kad stovi. Tai... Aš manau, turbūt prisimena tą video, kurį prieš savaitę filmavom, kai aš sakiau, kad yra visokių pasiūlymų, finansavimo. Tai Tomas vienu iš tų pasiūlymų ir pasinaudojo. Ir iš principo turbūt ir buvo tas postumis, kad galbūt priimti tą sprendimą čia ir dabar, šiais metais, kai matom truputėlį lynoja, kai matom, kad derliaus nuėmimas gali būti šiek tiek sudėtingesnis, kai matom, kad reikia galvoti ne vien apie ratą, bet ir apie vikšrą. Tai, manau, tas paskatino tie visi, dalykai, kad tu gali atidėti metą mokėjimą, kad tu gali, sakykime, panaudoti savo pradinį kaip seną kombainą ir taip toliau. Metai pilni iššūkių jau kažkelinti, tai šie metai irgi nežada ten kažkokių super pelningų metų ir taip toliau. Tai ir buvo esmė, gauni naują daiktą, našesnį, geresnį, atiduodi savo seną, nusikelsi dar vienus metus į įmokas, nes užsiskaito kaip pradinis, tai realiai čia jau sutaupyta suma galėsi su kitais kreditoriais atsiskaityti. Tai kaip sakant, kas ieško, tas randa. Mes iš tikrųjų ieškojom, žiūrėjom to geriausio varianto. Kaip matau, radom tokią techniką, tai manau viskas ok. Tai va, ir patarimas visiems, jeigu pas jūs irgi šiandien lyja kaip ir čia pas Tomą, tai geriau pagalvokite čia ir dabar ir greitai. Tai gerai, Tomai, aš tau palinkėsiu geros javapjūtės pradžiai, nes javapjūtė, kad būtų sklandi, kad būtų be gedimų, kad nereiktų, kviestis ten serijus ar dar kažko tai. O derlius, kaip sakant, tada, jau dabar yra koks yra. Padarėm viską, kad jis būtų geras,
o toliau viską kaip duoda oras, ne? Tai jo, gamta yra gamta. Gamta yra gamta, Susitaikai. tai mes, reiškiasi, už gerą įvapiutę ir jos startą.